Ką, ketvirtą kelionės dieną išaušo. Tai va, šiandien link Rostoko 104 km išmiegota gerai. Ketvirtą dieną pradedama. Vien miltiniai bus patiekalai šiandien pusryčiam buterbrodai. Kava viską turime mūsų būdas. Kaip atrodo, bačka? Ne, būdo namas. Namas mūsų namas. Čia transporto priemonių pristatymas, parkingas. Paliekam šitą kempingėlį. Judam link Rostoko. Šiandien 104 km bus, jeigu nenukvakinsim iš šono. Labai šiandien stiprų vėją turim, labai nuo ryto, bet yra žiauriai gerai, kad į nugarą. Ir šiandien kas džiugina, kad rytas su saulė. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. Gražiai atrodo, čia kažkur prie Vismaro važiuojam. Kaip važiuosim? Gerai, irgi galvoju gerai. Reiktų pabandymam kitos bažnyčios pajudėti, pasižiūrėti, gal rasim kažką tam. Ar pro čia važiuoti? Ten aš nežinau, bandom. Jeigu rasim per ten privažiavimą, tai rasim. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Vismaras. Šiaip toks labai senovinis. Senamiestį turi tokį įdomų. Kažkas įdomaus, pirmadienį Vokietijai kažkaip kaip nieks nedirbtų, kaip sekmadienis atrodo. Kaip čia ir įdomu. Viskas uždaryta, kaip tuščia. Vismaro senamiestį turim. Vau, gražu. Ten kažkoks pastačiukas. Šiaip senamiestis gražiai atrodo žiauriai. Ten dar reikėtų prie tų bažnyčių, ten tiesiai nuvažiuosim pasižiūrėti. Pas juos šiandien siesta. Jo, turbūt kaip Pažiūrėk, nieks nedirba. Kaip siesta, niekas nedirba. Darželis ir tas nedirba. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Privažiavam sudai, va, kokį bažnyčią. Tempimo pratimą. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Geras filmai. Vyrukai tempia.
kaip Vizmaro senamiestis. Kaip visi. Kaip visi. Šiaip Čia man faina, kad žmonių nėra. tuščia. Va tas. Mastai tai irgi geri. Taip žinai, kaip žiūri iš video nelabai, sakysiu, kad dydus čia. Paukščiukai gražus. Didelė čia. Žiūri. Ir šiaip tas senamiestis jau toksai gražus. Šiandien kažkokia fenomenas, kad žmonių nėra. Nu kokia siesta Vokietijoje? Vokietijoje siestos nėra. Pažiūrėk, nieks nedirba. Bet keista, gal kai šiandien girdi valstybinę šventę, gal čia. Nes keistai taip. Gerai. Čia kur važiavom, kad laiptai neišeina nuvažiuoti. Jo, didinga bažnyčia. Šiaip žmonės tai labai tokie skambinės, gal vėjas nupučia garsą, nežinau, skambutį. Atsisuko pasižiūrėjo. Nulis emocijų. Šiaip gražu čia tas tokia vieta. Nu, fainai atrodo. Ir vėl tramvajaus bėgiai. Bet šitas turbūt tramvajus jau numiręs, nes sako, akmenis ant bėgio apsimūsta. Čia nebevažiuos. Kokie gražūs namai. Atsisakau. Pamojuojam, įsišypsom, toliau važiam. Paliko labai teigiamą tokį atsiminimą, fainą. Geras, gražus čia miestelis. Vertas dėmesio buvo. Spausint nuotkę. Tai važiuosim tolyn. Reiktų senesnis vėsuokam. Vėsuoką? Tai reiks paminsim, tuoj sušilsim. Nesako, žiūrėk, apšniausiu. Ką, palikinėjom, tavo tikrai jau Vizmarą. Tai kokis tai aguonų laukas, kiek aguonų, ne? Norėsiu, pafilmuosiu. Mačiai. O tokie, vat, kai pralekia 30 par šonus, dėdukai. Varo, stoja. Čia tokių kavinukių visokių šliugelių privaro. Nuo stalo papukši ant dviračio elektrinio gazo ir varo. O tai va, per šonus, bijau tik kiek trauktis į miškelę. Nu, čia daug tokių, 9%. Bet yra gerų, normalių dviratininkų. Turėjo. Va, baigęs aguonų laukas. Radvėg. To Ostzy. Kažkas tokio.
Buvom Raguvoj vokiškai. Nu, kaip Lietuvoje yra Raguva. Tai čia turbūt irgi Raguva skaitos, Rogov. Nu, tai lietuviškai Raguva. Dabar ir Erika. Lekiam ir Erika. Smagiai rieda, smagiai lietaus, dangus, tai nors kartą, o pirmą kartą ir kelionę. Tai fainiai. Jau vėjas pofik, svarbu nelyja. Jūs mėgaujatės važiavimu. Jo, čia geras užkilimas. Ten tą pusę. Daro milką šokoladą. Vokietijos Alpių karvės. O čia patūra. Ta prasme, jeigu darai patūrą, gauni nagus. Ne, nenori patūros. Žinau, kas skauda. Va, čia važiuojam, bet tokį ragiuką Vokietijos, beveik kaip kolka. Ką jūs čia darote? Gerai, oras šiandien visai džiugina. Visai džiugina. Čia tokie fermose esam tokiuose. Jo, šilta pasidarė. Gerai, krutam toliau tą keliu. Tai va, šitą vadinamą kolką vokiečių. Daug žmonių. Daug žmonių ir chaosas kažkoks turgus nesibaigiantis ten visur. Taip. Važiuodami dar užmesim, ane? Ką užmesim? Nuotraukų, video padarysim, kai ten net važiuot negalima, reikia stumtis. Na tai ta kolka jų. Tai nieko nebus. Kad pamatysi tą visą chaosą. Supratau. Kaip šitą jūrą atrodo iš toks. Damit es was zu erben gab, musste einer sterben. 8 kleine Jägermeister fuhren gerne schnell. 7 fuhren nach Düsseldorf und einer fuhr nach Köln. Einer für alle, alle für einen. Denn einer Wort ist still und denkt gleich Schweine. Einmal gibt jedem Ärger die Schicht. So geht's im Leben, du oder ich. 7 kleine Jägermeister waren beim Rendezvous. Bei einem kam ganz unverhofft der Ehemann hinzu. Jo, pradėkim palapinę statyti. O būtų. O как будто bus, a? Tarimanai kažkoks. Čiki, sako. O ką čia tas? Sėdi. Ką darai? Krapštai. Akį krapštai. Akį? Krito. Kaip gražu, kaip ten plauks, sakė. O kokia banda, žiau per varą. Gražu, kad net čirpuliuko eina. Ne, iki tokio lygio čirpuliuko eina nėra. Bet kiek daug čia tų, pažiūrėk. Kas čia šiandien iš vis vyksta, aš nesuprantu. Čia gal kokia dviračių šventė šiandien? Nežinau, vakar davęs per lietų šiandien. Stuntai. Iš kur tu lemba dviračių tiek? Į darbą, toks jausmas, kad nieks nedirba, vis išvarė su dviračiai. Ne. O tai kokie, ne? Kipšai. Ne kipšai, smagu, kad sportuoja, bet koks čia sportavimas elektrinės varo čia. Užsidėję dar papaigęs, kad nešalta būtų, tai koks čia minimas, man čia smaikia, jeigu pasakai mini karštą. Bet jau įsirengė žeminius rūbus, kad... Ilgas lūpas. Va ten. Tik atminkiam, čia gaila nesimato, bet čia geras kalniukas yra, įkilimas.
nelabai čia matos to džiaugsmo, bet kai pakyli, pam čia ant to kalno. Jūra visam gražumė. Tęsiam savo kelionę aplink Baltijos jūrą. Įkėlimas bus smagus. O taip, lėki čia visą dieną taip. Tik tai smagu ploji, kad tu džiaugies. Paskui kalną paliekuoji. Vėl Čia dabar nieko, bet čia rimtas jau bus tas sekantis. Kamerą čia nesuprasi nieko. Čia vaizdai po jūrą eina, sako, čia grožis. O čia tai trasa superinė. Įkalnė, šauktukas tuo jo. Tokie jaukus, mažų miestukų gatvelės jaukios. Žiūriai fainai atrodo. Kvepinti gražiai gatvelė. Tokių fainų takiukų šalia jūros, už tų rožydų. Eina trakas, 13 Eurovelo. Žiauruminis judėjimas kaip magistraliai prieš Kalėdas. Tokių suoliukų kultūringai čia daug pridaryta irgi. Jau infrastruktūra bent tom regione labai super išvystyta. Judam link Rostoko pajūrių, superinis irgi kelias. Čia birželio 9 Vokietijoje nedarbo diena kažkoks didysis pirmadienis liuteronų šventė, tai žmonių milijonas, nesuprasi, tu esi mieste ar kaime. Takai užgrūsti, pilna. Bet vau, čia reiktų pavosti kvapų, kaip čia kvepia rožės visokios. O trasikė kaip faina eina. Jo, čia gerai padaryta. Trasa, takas. Nu čia tai jo, takas. Verta buvo. Jūra pikta. Tai šiandien mums davė gerą vėją. Jo. Miškelį privažiavom tokį įdomų. Žiūrėjom per tą miškelį. Treila. Stambi linija, Švedija. Danija turbūt, ne Švedija.
Dar. Nu, bet čia vau vieta. Vau čia. Va kokie medžiukai. Paguldyti ant šono. Audrius tai negali, bet filmavimas. Filmuoji. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Esam Rostoke, ne tamsta. Taip, tamsta. Tamsta, taip mes Rostoke. Važiuojam keltą per upę. Į vėl eilinę mugę šiandien šitą miestą. Ne tik tą miestą, kaip visoje Vokietijoje. Nesibaigiančios mugės šiandien. Užskubėjom biškį, važiavom biškį anksčiau. Ką galvojat? Sunki šiandien diena buvo? Sunki? Valgysiu. Aš valgyti žiauriai noriu. Kodėl nes nepetavome šiandien? Todėl kad pynė? Taip, todėl kad pynė. Tai va, praleikėm Rostoką ir mes nežinom, ką daryti. Šiandien nieks nedirba, vandens neturim. Kažkur įgauti vandens. Šiandien tik tai pusryčius te valgiam 12 valandą. Tai jau būtų gerai ir pavalgyti. Sustu kažkaip šiandien važiuojam. Nei pavalgyti, kur buvom. Nebedaug čia liko, 15 km šiandien kaip tikslo, bet tai kažką reiks su vandeniu sugalvoti. Iš jūros neprisisemsim. Ir su nakvynė bus įdomu irgi. Bus įdomus challenge'as. Bus matyti, čia kažkokia bazė karinė. Tai važiuojam, neėdę, negėrę, pikti. Ne pikti šiaip. Bet neėdę ir negėrę. Ir nežinia, kur nakvosime dar. Kur likimas mus nuves. Lempada, taip nesam šūdo malę, kaip sakant. Turėdavom susimetę nakvynės, dabar važiuojam taip po naura. Su 6 kilometrai kažką galvosim toj vietoj. Nu jo, čia Vokietija įdomus reikalais nakvynė. Kai ne kempingė, tai bet tai čia prieimai visur jūro kopos, perlipė šitas va, krūmus ir jūra turi. Eisim iš krūmų, kur nors palapinę susimesim. Tai bus gerai, šiaip daug laiko da turim, da iki vakaro. Tik 6, da kiek tavo valandų, 6, ne? Da figa laiko, da čia 6 palapinę pastatęs, kaip tikrai išvarytas būsi. Pavalgėm kavinį labai brangiai, nes nieks nedirba daugiau. Išleidom 70 eurų už porą vištienos kleckų.
Tokių labai daug namukų su šiaudiniais stogais. Ir šiaip miestukai labai jaukus. Maži miestukai jaukus, dideli ne. Iki nakvynės vietos kokie 5 kilometrai, plius minus kažkas tokio. Pažiūrėsime, ten šansų yra ar nelabai. Kaip durnai kažką šventinė tą dieną pas juos. Ir niekas nedirba iš parduotuvių normalių. Irgi kavinėse tai ne visas, kai kurios viskas valdė, šitais uždaryta. Pafilmuosiu kaip pavyzdys visur taip. Uždaryta, kur tik tai žiūri, visą tuščią. Viskas uždaryta. Sėdėm nors nelyja, bet taip, dėl to, kad skraido moškės, bilenkokios. Čia kempingiukai tokie mes įkūrėm. Nedrįsom į kopas palapinės atytis po šiandien bairių, kai policija mus palydėjo. O sėdėm taip, su gobtuvais, nes puola moškės, žiauriai daug jų čia. Galvoju, taip, bet taip sega. Ir spiečiai, nu. Ir termacelis neveikia. O duodas jis vaiko, čia tai iš viso jisai va trūksta. Bet tie šitie visi labiau neodai tie moškiai. Puola. Šiandien nuvarėm Velniai, žinau, kiek 110. Turbūt. Manęs rodė 104. 104 tau rodė maršrutą, o dar nuo to pabaigą, bet mes atsidarėm 5 dienos dar gabalą. Tai va, taip čia ir įsikūrėm. Silpna, ne? Nu va, dabar galim ramiau apžvelgti 4 dienos vakarą. Tai dabar taip. Čia bus vanduo, virsim kavą. Su vandeniu tai irgi kuriozai. Davėmės. Po šitą visą Vokietiją, ne po Vokietiją, po šiandien ta šventė buvo ir reikėjo vandens. Nusirojom į restoraną. Po šitokius už 4 eurus vandenį nusipirku po 0,7 stikliniuose buteliuose, nes galvojom, kad negausim. Nuvarėm į kempingą. Geriamas vanduo. O šitam kiek nori, gali bačką prisileisti. Na ja. Bet mes neplanavom, kad mes į kempingą varysim. Ne. Tai va. Nepastavti policiją. Dar mes turėjom policiją. Tik šitą. Tai va, mums kas buvo nuotykis su policija šiandien. Važiavom keliu. Geras kelias, leikam savo. Nieks nepypino, visi gerai. Kažkas jaučiu šalia važiuoja. Pasakau galvą policija. Sako, žadai, tau kažką vokiškai, ten moteris, policininkas su vyru. Moteris sako kažką vokiškai, sako, I don't understand in German. Tas kitas vyras, žinai, sako jau angliškai, man, žinai, sako, tipo, kodėl tu važiuoji keliu, sako, žinai. Sako, šalia yra dviračių takas, ir aš sakau, durnelis įjungiau. Sakau, aš nežinau, kad ten, sako, tu pasižiūrėk, tam iš medžių yra takas. Sakau, tada žinai vėl. Aš sakau, nežinau, kaip tą taką įvažiuot nuo tos gatvės, nuo kelio tam išmesti. Jis sako, nieko tokio, važiuok paskui, palydės. Įsijungė sirenas, nugalkės, aš paskui policiją Daiva būdu kaitinom. Kilometrą pavarėm to keliu su palyda aikštelė nusuko. Į tie irgi nusuko, išlipo. Jau galvoju, pagausim baudą. Ten taip aš nekėjo, kad va čia taip, sako, čia very dangerous keliu važiuoti, labai pavojinga. Labai pavojinga, dabar tu nevažiuok keliu savo, važiuok takais. Aš tai žinau, jeigu Vokietijoje yra takas, keliu važiuoti draudžiama. Bet aš, pavyzdžiui, nemačiau taką, paskui... Nu, aš irgi iš pradžių nemačiau, paskui pamačiau tarp medžių, kad ten yra... Kaip policiją pamačiau, tada pamačiau taką. Kaip policija, tai jau buvo šaukštai taip pat. Nu, paskui biškį peršikom, nes ten netoli mes numatę buvom nakvynę prie pliažo. Tie patys policininkai ten patruliuoja, galvoju, antras sykį, jeigu įsirausim ant jų, tai tikrai jau ten neparais. Tai nusprendėm į kempingą varyti. Biškį daugiau pavažiavom, atvarėm į kempingą. Na, dabar, kadangi valgėm tam pusryčius, daibom sustuoja, pavalgėm. Ja. Dabar vakarieniai. Čia bus, kas čia bus? Beef stripsai bus.
Mes čia pasidarysim biškį stripsus. Prisipirkom tų murė. Kiek mes 36 paketus, kad išvežame. Čia nebėra 36? Jau dabar ne, bet įsivežėm 36 paketus. Tai va, tai toks sudėtas. 4 dieną užbaigėm. 106 gal, 110, nežinau, kiek mes nuvažiavom po kelmą. 100 plius šiandien. Rytoj irgi 100 plius. Čia valandas gal. Nu tai va, tai viskas sekas puikiai. Šiaip energijos, tai belenkiek šiandien nežinau, kas čia yra. 100 nuvalėm, da atrodo važiuočiau išvą, nes į taimą būtų. Bet rims, tvojas tai šis nieko. Jokio. Tai va. Viskas. Viskas, tam kartą. Labos, sakai. Gal be ne labos, o gal ir labos. Na gerai. Gerai. Irgi pasakai dabar labos. Labos. Gal.